Žmonės tikisi magijos iš MB statuso, bet neįvertina asmeninio konteksto, kitų pajamų, sodros lubų. Šiandien išardysim tą pigumo mitą ir paskaičiuosim, nuo ko realiai priklauso tavo mokesčių procentas 2026-aisiais. Sveiki atvykę į realybę, kurioje skaičiai nešoka pagal tavo dūdelę, nebent tiksliai žinai, kokią partiją groti. Pradėkim nuo tiesos, kurios dažnai nesinori girdėti, bet kurią žinoti tiesiog būtina, jei nori išlaikyti sveiką protą ir pilną piniginę. Viena didžiausių mažosios bendrijos iliuzijų 2026-aisiais išlieka ta pati. Nusipirkau MB, dabar jau pinigus išsiimsiu pigiai. Ir būtent čia prasideda tas labai pavojingas etapas. Nes kai sąskaitoje pasirodo pirmieji uždirbti tūkstančiai, pradedama ieškoti ne logikos, o mokesčių stebuklo. Noriu šiandien pasakyti labai aiškiai. MB savaime nereiškia, kad pinigus išsiimsi pigiausiai. MB yra tik forma, tuščias indas tavo veiklai. O kiek realiai kainuos tų pinigų perkelimas iš įmonės sąskaitos į asmeninę kortelę, priklauso nuo to, kokį kelią pasirinksi, kiek tų pinigų reikia, kokių dar pajamų turi ir svarbiausia, kokį žaidimą žaidi su valstybe ilguoju laikotarpiu. Šiandien pakalbėkim paprastai be tų sausų buhalterinių terminų, nuo kurių norisi užmigti po 5 minučių. Išsiaiškinkim, kokie yra pagrindiniai MB pinigų išsiėmimo keliai ir kodėl vienam žmogui tas pats būdas gali būti genialus sprendimas, o kitam labai brangi, tūkstančius kainuojanti klaida. Ir pradėkim nuo esmės. Dažniausia klaida, kurią matau konsultacijose, yra žiūrėjimas tik į vieną konkretų tarifą. Pamatai 15%, kitur pamatai 20% ir smegenys automatiškai sako, ai šitas mažesnis, vadinasi šitas geresnis. Bet mokesčių sistemoje ši matematika neveikia. Kodėl? Todėl, kad mažesnis tarifas dar nereiškia mažesnės bendros mokestinės naštos metų gale. Reikia žiūrėti ne į skaičių ant popieriaus, o į tai, kaip tas skaičius sąveikauja su tavo socialinėmis garantijomis, kaip jis atrodo bendrame metų pajamų krepšelyje ir kaip jis susijęs su tavo kitais darbais ar pajamų šaltiniais. Nes mokesčiai nėra vakuume gyvenantis reiškinys. Tai grandininė reakcija. Pajudini vieną sraigtelį, nuvažiuoja visa sistema. Pagrindiniai keliai, apie kuriuos nuolat sukasi diskusijos, yra 3. Lėšos asmeniniams poreikiams, kodas 02, išmokos pagal civilinę paslaugų sutartį ir dividendai arba pelno paskirstimas. Kiekvienas iš jų turi savo logiką, savo aukso valandas ir savo spastus. Pirmas būdas – lėšos asmeniniams poreikiams, saugumo kaina. Lėšos asmeniniams poreikiams daugam atrodo pats paprasčiausias kelias, pasiėmei pinigų, susimokėjai ir ramu. Bet paprastumas dar nereiškia, kad tai optimalu. 2026 metais šis būdas vis dar tiesiogiai susietas su tavo socialiniu saugumu. Kai išsiėmė lėšas asmeniniams poreikiams, moki gyventojų pajamų mokestį. Bet taip pat maitini VSD ir PSD įmokas. Taip, tai brangiausias būdas žiūrint į gryną procentą. Bet būtent šis kelias kaupia tavo stažą pensijai. Užtikrina ligos išmokas ir tą ramybę, kad jei kas nutiks, valstybė neturės pagrindo sakyti, tai juk nieko nemokėjai. Reikia vertinti, kaip toks išsiėmimas atsiliepia situacijai. Jei MB yra vienintelė tavo veikla, visiškai ignoruoti šį būdą yra tiesiog finansinė rizika. Tai ne mokesčiai, tai bilietas į socialinę sistemą. Tačiau jei moki maksimalias įmokas kitur, šis kelias gali tapti tiesiog pertekliniu išlaidavimu. Čia ir slypi didysis skaičiavimo menas. Kiek man reikia sumokėti, kad būčiau saugus, bet nepermokėčiau už tai, ko man nereikia. Antras būdas – civilinė sutartis. Mokesčių optimizavimas ar saviapgaulė. Civilinė paslaugų sutartis dažnai vilioja to magiškų 15% GPM tarifu. Žmonės girdi, jokių sodros įmokų, tik 15% ir akis nušvinta. Atrodo, štai jis tas gudrusis kelias. Bet vien girdėtas procentas nieko nereiškia, jei nežiūri į visumą. VMI 2026 dar akiliau stebi, ar civilinė sutartis netampa paslėptais darbo santykiais. Negali būti MB narys, direktorius ir tuo pačiu konsultuoti savo įmonę 40 valandų per savaitę už minimalų tarifą, kad tik išvengtum mokesčių. Logika paprasta. Jei paslauga reali, rinka ją pateisina ir tavo pajamų lygis neperlipa tam tikrų rėmų, tai puikus įrankis. Bet jei bandai jau uždengti visą savo gyvenimą, metų gale gali sulaukti labai nemalonaus laiško su prašymu perskaičiuoti mokesčius pagal darbo santykių logiką. Be to,
Nepamirškime progresyvumo. Jei tavo visos metų pajamos viršyje tam tikras ribas, tie 15% gali virsti kur kas didesniu skaičiumi. Ir trečias būdas - dividendai. Ilgo žaidimo trofėjus. Dividendai dažnai romantizuojami kaip švarus, solidus ir pigus variantas. 15% GPM ir laisvas. Na, ne visai taip. Nepamirškime, kad prieš dividendus visada stovi pelno mokestis. Pirmiausia, tavo MB turi uždirbti pelną, sumokėti 7 arba 17% pelno mokesčio ir tik tada tai, kas liko, gali keliauti tau į kišenę. Na, nekalbame dabar apie pirmus 2 metus, kai pelno mokestis lygus nuliui, bet ir čia valstybė yra uždėjusi tam tikras ribas, kurias peržengus tas nulis gali pavirsti į 7 arba 17. Dividendai nėra skirti kasdieniam pieno ir duonai pirkti. Tai įrankis sukauptam kapitalui išsiimti kartą per metus, ketvirtį. Jei pinigų reikia nuolatiniam gyvenimui, dividendai tampa nepatogus. Be to, išsimokėdamas tik dividendus, socialinė prasme esi nematomas. Nėra stažo, nėra garantijų, tai puikus priedas prie kitų būdų, bet ne pagrindinė strategija kasdienybei. Ypač jei planuoji imti būsto paskolą. Bankai į dividendus žiūri kur kas griežčiau nei į stabilias kasmėnesinės pajamas. O dabar prieinam prie vieno svarbiausių, bet dažniausiai ignoruojamų dalykų. Tai metinis NPD reikalas. Daugelis MB narių šito tiesiog neįvertino, vėliau griebėsi už galvų. Galvojama tik apie tai, kiek mokesčių sumokėsi šiandien, bet pamirštama, kad NPD tavo neapmokestinamasis pajamų dydis yra kintantis, o ne užfiksuotas skaičius. Jis tiesiogiai priklauso nuo tavo metinių pajamų. Jei dirbi kitur samdomą darbą arba turi kitų pajamų šaltinių, o iš MB išsiimi lėšas asmeniniams poreikiams ar pagal civilinę sutartį, tavo bendros metinės pajamos auga. O kai pajamos auga, tavo NPD traukiasi, kaip ledas pavasario saulėje. Kas nutinka tada? Kitų metų gegužę pildant deklaraciją VMI sistema ramiai suskaičiuoja, kad per metus pritaikai per daug NPD ir staiga ekrane pasirodo užrašas "mokėtina suma". Ta skola gali būti labai nemaloni staigmena, siekianti šimtus ar net tūkstančius eurų. Tad jei neįvertini šito faktoriaus, tavo pigesnis išsiėmimo būdas iš tikrųjų tampa skola, kurią vis tiek reiks sumokėti. Tai nėra mokesčių sutaupimas, tai tiesiog mokėjimo atidėjimas su labai nemaloniu prieskoniu pabaigoje. Jei tavo buhalterė tau apie tai nepriminė, suprask, kad tavo metinės pajamos yra ne buhalterio atsakomybėje. Bet kodėl mes apskritai taip stipriai fokusuojamės į tą mokesčio optimizavimą? Atsakymas paprastas, tam, kad tavo rankose liktų daugiau kapitalo, kurį galėtum įdarbinti. O čia į pagalbą ateina ir atsiranda Financial Lithuanians svarba. Daugelis galvoja, kad MB pinigų išsiėmimas yra galutinis tikslas. Finansų babos akimis tai tik vidurinis etapas. Išsiimti pinigus pigiai yra prasminga tik tada, jei žinai, kur juos padėsi toliau. Financial Lithuanians yra būtent ta platforma, kurioje kalbama apie tai, kaip tuos sutaupytus eurus paversti turtu. Kai tavo MB generuoja pelną, o tu protingai jį išsiimi, tavo kitas žingsnis turėtų būti investavimas. Ar tai bus akcijos, ar nekilnojamas turtas, ar kiti instrumentai, tai jau Financial Lithuanians bendruomenės diskusijų objektas. Ten susitinka žmonės, kurie ne tik skaičiuoja, kiek sumokėjo valstybei, bet ir kiek jų kapitalas uždirbo per naktį. Jei tavo tikslas yra tik išsiimti pinigus ir juos išleisti naujiems batams, galbūt mokesčių optimizavimas tau ir nėra toks kritiškas. Bet jei tavo tikslas yra finansinė laisvė, tuomet kiekvienas sutaupytas procentas iš MB išsiėmimo etape tampa papildomų kūrų tavo investiciniam varikliui. O dabar 3 situacijos, ką daryti tau, kad nebūtų tik tuščia teorija. Paimkim 3 labai paprastas gyvenimiškas situacijas, nes skaičiai be konteksto yra niekas. Pirma situacija. Reikia išsiimti 1000 eurų. Tokioje vietoje dažnai dar nebūna kalbos apie sudėtingą strategiją, bet net ir čia nereikia veikti automatiškai. Jei turi kitą darbą, kur mokesčiai jau sumokėti, tavo 1000 eurų per civilinę sutartį gali būti labai logiškas žingsnis. Bet jei tai vienintelės tavo pajamos mėnesiui, išsiimdamas juos tik per dividendus ar civilinę sutartį palieki save be jokios socialinės apsaugos. Vadinasi, net ir su 1000 negalima sakyti visiems daryti būtent taip. Kiekvienas euras turi turėti savo paskirtį. Antroji situacija. Reikia išsiimti 3000 eurų. Čia jau pradedi galvoti ne apie vienkartinį veiksmą, o apie sistemos kūrimą. Būtent čia prasideda didžiausios klaidos su NPD ir progresyvumu. Jei
3 000 eurų reikia nuolat, turi galvoti apie visų metų modelį. Kaip išsiėmimai kartosis, kaip jie paveiks tavo GPM progresyvumą, ar paskui metų gale nepaaiškės, kad tavo pigesnis sprendimas iš tikrųjų buvo tik graži iliuzija, nes perlipai tam tikras ribas ir valstybė paprašė savo dalies atgal. Čia rekomenduoju kombinuoti būdus. Dalį išsiimti kaip asmeninius poreikius, kad turėtum garantijas, o likutį per kitus įrankius. Trečia situacija, reikia išsiimti 5 000 eurų ar daugiau. Čia jau veikti principų pasiimsiu, kaip išeis, yra tiesiog finansinis neatsakingumas. Kuo didesnės sumos, tuo labiau atsiskleidžia skirtumas tarp chaotiško pinigų traukimo ir suplanuoto išsiėmimo. Čia atsiranda dividendų prasmė. Čia skaičiuojamas pelno mokesčio lengvatų taikymas. Čia vertinamos visos įmanomos rizikos. Ir kuo didesnės sumos, tuo pavojingiau remtis nuogirdomis. Man sakė draugas, internete mačiau, buhalterė sakė, kad kažkaip sueis. Su MB pinigais kažkaip sueis dažniausiai baigėsi mokesčių inspekcijos vizitu arba tuščia sąskaita tada, kai mažiausiai to tikiesi. Mažoji bendrija nėra mokesčių rojus. Tai įrankis, kuriuo reikia mokėti ne tik uždirbti, bet ir protingai naudotis. Ir kuo anksčiau tai suprasi, tuo mažiau brangių iliuzijų turės. Finansinė higiena prasideda nuo planavimo. Tai kągi verta išsinešti iš šio ilgo pokalbio šiandien. Pirma, niekada nežiūrėk tik į momentinį tarifą. Skaičiuok galutinę sumą, kuri lieka tavo kišenėje po visų deklaracijų. Antra, vertink ne tik šį mėnesį, bet ir visus metus. Progresyvumas ir NPD yra tylų žaidėjai, kurie pasirodo šioje pabaigoje. Trečia, įsivertink savo kitas pajamas. Jos gali tavo pigų MB planą paversti prabangia klaida. Ketvirta, neatskirk mokesčių nuo socialinių garantijų. Pigiausias kelias šiandien gali tapti brangiausiu, kai prireiks medikų pagalbos ar galvosi apie pensiją. Ir penkta, neieškok vieno stebuklingo atsakymo visiems. Su MB tokio tiesiog nėra. MB yra forma reikalaujanti raštingumo, o finansinis raštingumas yra ne mada, o būtinybė norint išlikti versle 2026-aisiais. Jeigu jauti, kad tavo MB mokesčių labirintas tapo per painus, jeigu nori geriau suprasti, kada kuris išsiėmimo būdas tavo situacijoje tampa laimėjimo, o ne nuostoliu, žinoma, sek finansų babą ir nueik į FL, nuoroda video aprašyme. Čia mes nekalbam pasakų, čia mes analizuojam, skaičiuojam ir ieškom logikos ten, kur kiti mato tik chaosą. Čia kalbam apie tai, kiek iš tikrųjų kainuoja tavo sprendimai. Prenumeruok, stebėk ir svarbiausia, klausk, nes tavo pinigai mėgsta ne tik uždirbimą, bet ir pagarbą jų valdymui. Iki kito karto, būkim finansiškai laisvi, nes esam finansiškai raštingi ir skaičiuokit protingai.